Tai babeziozė tikrai yra itin pavojinga liga kiekvienam augintiniui, ji yra sukeliama erkių įkandimų ir pirmieji požymiai yra nusilpimas, apetito praradimas, apatija. Taip pat ligai vystantis gali pakisti šlapimo spalva nuo geltonos į tamsiai oranžinę ar net rudą ir taip pat gali nusilpti galinė kūno dalis, taip augintiniui gali tapti sunku vaikščioti, jis gali sunkiai pradėti keltis ar svirduliuoti. Tai ką reikėtų pabrėžti tai, kad babeziozės pirmieji simptomai gali pasireikšti po 10 dienų ar net 3 savaičių po erkės įkandimo. Ką reikėtų daryti pastebėjus pirmuosius simptomus? Žinoma, nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją, kur augintiniui būtų suteiktas gydymas ir užkirstas kelias tos ligos plitimui. Na ir žinoma, labai yra svarbu imtis prevencinių priemonių, kad užkirsti kelią šiai ligai visai. Tai ką reikėtų daryti, tai reikėtų nuo pirmųjų pavasario dienų, nuo atšilimo, reikėtų pradėti naudoti antiparazitinės priemonės ir jas yra rekomenduojama naudoti kompleksiškai, taip sudarant net 6 lygių apsaugą. Kokios tos priemonės ir kaip jas reikėtų derinti? Tai gali būti antiparazitiniai antkakliai, lašai, ultragarsiniai pakabukai, eteriniai aliejai, antiparazitinė kosmetika ar kailio purškalai. Galite naudoti vieną cheminio pagrindo priemonę, tai gali būti antiparazitinis antkaklis arba lašai ir jo poveikį sustiprinti natūraliomis priemonėmis. Tai pavyzdžiui, galite prieš kiekvieną pasivaikščiojimą apipurkšti augintinio kailį specialiu purškalu, taip pat galite patepti jo vedžiojimo aksesuarus eteriniu aliejų, kuris būtų pagamintas iš citrusinių vaisių, arba dar galite jam užkabinti ultragarsinį pakabuką, kuris padės suteikti tą visapusę apsaugą. Na ir žinoma, po kiekvieno pasivaikščiojimo reikėtų apžiūrėti augintinį ir stebėti, ar jam neįsisegė erkė. Jeigu visgi erkė įsisiurbė, ją reikėtų nedelsiant pašalinti ir stebėti augintinio savijautą artimiausias dienas.